Nu va, išsimiegojau, užkandau. Važiuojam link Transalpinos, nežinau, šiandien gal ir nenuvažiuosiu dar. Reikia į Dekatloną užlėkti dar Rumunijoje, nes pasirodo rankšluostį palikau rankšluostį Latvijoje kempinge. Tai gerai, kad šiandien kambarį buvau pasiėmęs. Tai buvo rankšluosčiai. Bet jei planuoju miegoti palatkiai, tai man rankšluosčio reikės. Išvažiuosiu iš šitą miestelį. Kiek čia man iki Dekatlono? 270 km. Tai susiradau tokį, kuris būtų pakeliui. Na, greitoji lėkia iš paskos, bet nusuko gerai. Tai va, 270 km iki Dekatlono nusipirku rankšluostį ir varau toliau. Jei netingėsiu, užsuksiu į Druskos lyg kasyklos, bet ten nepanašu į kasyklas, tiesiog kažkoks šalia muziejus. Nežinau. Pagalvosiu. O jei ne, tai judėsiu link Transalpinos.
Nu ką, vaizdai gražėja. Primena truputį Norvegiją pernai metų. Gal ne taip žalia. Bet vėl upė. Kitoj pusėje uolos, kalnai. Žaluma. Ir čia dar labai toli iki Transalpinos, Transfederašano, tų jau topinių spotų. Bet faina. Truputį atsilieku nuo grafiko, bet tai nebaisiai gal. Ten traukinys važiuoja. Bėgiai. Faina ir skubėti niekur nesinori, iš lėto savo kruizinti. Bet kuriuo atveju turiu porą dienų atsargoj, tai jei ką galiu ir pakruizinti, pasimėgauti daugiau. Puikus vingiai kruizinimui. Iš lėto, smagiai ant vieno šono, ant kito. Bet neįsismagint labai reikia ir pastabdyti kartais. Ir taip 70 km atrodo važiuosiu. Gal 50 kokių. Nes man čia kiek rodo valandą 14. Važiuoti iki taško žemėlapyje. Tai čia daug tokių vingių bus. Wow, kaip fūra įskrido. Normaliai. Nepavyko šiandien pravažiuoti Transalpinos. Jau vėlu. Bet apsistosiu prieš pat ją. Tai rytoj nuo ryto galėsiu iš karto drožti Transalpiną. Jeigu gerai seksis ir tilpsiu į laiką, tuomet galėsiu varyti ir Transfederašaną. Kas, sakykime, planas toksai, ne planas, o idėja, nes nelabai čia man planas kažkoks veikia. Maršrutą nesudarinėjau, tai sunkiai adaptuojuosi aš prie jo. Na, rytoj tiesiog vėl sėsiu, važiuosiu. Šiandien vėl eilinį kartą krausiuos visą įrangą. Reikia pasikrauti powerbankus, telefonus, kameras, kalbėjimo įrangą. Atsipūst, išties kojas ir miegot. Vakar 540 km nuvažiavau, šiandien bus 500, dabar 493. Aš realiai išvažiavęs nusiresetinau, tai jau virš 500 km nuvažiavęs šiandieną. Dar nežiūrėjau, kiek rytoj lauks, kiek, pagal tą pradinį planą, kiek ten reikės
nuvažiuoti, o čia stop ženklas, bet gerai, važiuojam. Grįžęs, atvažiavęs į vietą, susitvarkysiu reikalus. Pasižiūrėsiu, kas ten rytoj kokie kilometrai šviečia. Neradau rankšluosčių nusipirkti miestelėje, kuriam buvau sustojęs šiandien, net nežinau pavadinimo. Dekatlonas neturi. Turėjau nusipirkti tą tokį mikropluoštą rankšluostį, kuris užima minimaliai vietos, džiūsta greitai. O dar idėja pasigūglinti kempinimo parduotuvės. Bet patingėjau. Dėl to užsibukinau kambarį su rankšluosčiais. Čia 12 minučių iki spoto. Ir jeigu netingėsiu, dar prisijungsiu, kažką pasišnekėsiu su savim ir kamera. Panašu, kad dar prieš miegą vingiais pasivažinėsiu. Patinka. Šiaip pastebėjau tokį dalyką, kadangi dabar ir kamera su manim, ir dronas, ir telefonas, ir kompiuteris, ir powerbankai. Tai kažkaip reikia vis derinti, kad kur būtų pasikraut visą tai. Tai po nakties Krokuvoj stojau McDonald'e. Sėdau, pasiėmiau maisto, išsitraukiau visą elektroniką, sukišau į rozetės ir kroviau. Valandą gal sėdėjau, gal porą valandų sėdėjau. Kažkaip panašiai. Kai toks niuansas, kai yra daug elektronikos, reikia galvoti apie tai, kur jie reikės pasikrauti. Kažkur čia atvažiavau. Hello. Hello, rezervare. Yes. Booking. Yes, booking. Yeah. Yes. Just now, half an hour ago. Yep. Okay. That's me. All good? Numai unul? Yep. All Ei, good. scrie două persoane. Hai. Okay. Tai atlėkiau į spotą, pasitiko bobulytė. Keista buvo, kai bukinausi per bookingą, kad nereikėjo mokėti in advance. Atvažiuoju, sako, kortelėm neimsiu, imsiu tik tai kešą arba rumuniškus tugrikus arba eurus. Tai nubėgau į dušą greitai. Šiandien iš dušo video nebus. Ir dabar einu iki bankomato. Nusiimsiu kešą ir duosiu, kiek jai ten reikia. Kas čia dar? Diena buvo be proto karšta. Kosmosas. Tiesiog važiavau su termo marškinėliais visus tos 500 km.
ir kaitino nesveikai. Oro tiesiog nebuvo, pošalmis šlapis visas. Nu, bet smagiai. Gerais keliukais pasivažinėjau, patiko. O rytoj ir kirtaus dar toli. Dar šiandien kažką paveiksiu. Ir viskas. Gerai. Tuomet iki ryt.